kiekvienas vienetas yra itin labai svarbus, galbūt ne kiekvienas tai supranta, atrodo ne taip svarbu, kad ir ką aprengtum, bet befilmuojant filmą tu gali pamatyti, koks tas kostiumas, kokia faktūra, koks storis yra tam tikrų medžiagų. Tai nėra taip, kad nuėjau į parduotuvę, nusipirkau, uždėjau ir išsinuomavau iš rekvizitų sandėlių kažkokį kostiumą. Tai vat kostiumų dailininkai išties atlieka labai didelę paiešką, kad tas kostiumas, kaip jisai gula ant aktorius, kokį jis nuotaiką neša ir kokią jis spalvą bei faktūrą neša, atlieka labai šiaip didelį darbą tas kostiumų dailininko darbas. Užpernai sidabrinę gervę gavusi kino kostiumų dailininkė Agnė Rimkutė dabar šiam apdovanojimui nominuota už filmo Čiulbanti siela kostiumus. Pati Agnė apie kostiumų dailininko darbą sako, kad jei visi matys tik drabužį, tai tavo vieta ne kine, o mados pasaulyje. Filme 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute už aktorių kostiumus buvo atsakinga latvių kilmės Lienė Dobraja. Latvijos apdovanojimą už kostiumų dailininko darbą turinti Lienė į šią industriją atėjo prieš beveik 20 metų ir kūrė daugybės aktorių įvaizdžius. Neringa Keršulytė filmui Laikinai jūsų kūrė 20-ojo amžiaus pirmos pusės kostiumus. Ir tą darė su malonumu, nes, kaip pati sako, kūrybos alkis yra didžiulis ir ji gyvenanti kiekvienu darbu. Filmo Tu man nieko neprimeni kostiumų dailininkė Fausta Naujalė, baigusi drabužių dizaino studijas, pasirinko ne mados pasaulį, o kino industriją. Anot Faustos, polinkis kurti drabužius susiformavo natūraliai. Ji niekada net negalvojusi, jo galėtų daryti ką nors kitą. Nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė birželio 9 dieną.